Tai jau norėjau dar paklausti apie pasaką lietuvišką. Apie Vienytę ir tuos 9 brolius juodvarniais lakstančius. Mano viena iš tokia labiausiai įstrigusių nuo jaunystės pasakų. Jinai turi du variantus. Vienas variantas, kur Elenytė eina į aukštą kalną, yra priversta lipti. Ir aukštam kalne randa tą olą, kurioje pasislėpia ir ten broliai parskrenda, atvirsta žmonėmis, jinai ten slepiasi po lovą, neišvalgo kažkieno pusryčius ar ten vakarienė, tas paskrenda savo, kas čia mano išvalgė, ir taip ten išvalgo, kol gauliu gal ją atranda ir ten jinai sako, o aš jūsų sesuo, jūs mano broliai, ten, žodžiu, susiranda vienas kitą. O kitas variantas, irgi tarp jų, ten yra irgi geras variantas, ten labai įdomus yra tas lipimas į tą aukštą kalną, nes jinai bent kažkuriuose tos pasakos užrašymuose yra, kad jinai traukia smaigučius kažkokius iš apačios ir beda į viršų, traukia iš apačios ir beda į viršų, nes iš esmės lipa kaip alpinistė, iš esmės į tą kalną ir tie smaigučiai yra atitikmuo nagų, kuriais irgi lipama į pomirtinį, į Dievo teismą lipama irgi tą aukštą kalną, ten toks labai gražių sąsajų yra ten. O bet man šiuo atveju, vat, ir turbūt turėjau meni tą kitą variantą pasakos, kur jai tenka nekalbėti kažkiek. 9 metus. Medžio dabar neprisimenu, gal irgi dar toks variantas, kad jinai turi eiti kapines, griauti dilgėlių, megzti marškinius broliams ir kol nenumegstų visų 9 marškinių, turi nekalbėti. Ir vadinasi, tas nekalbėjimas, tarp kitko, jis turi daug funkcijų. Čia labai įvairiai, tas nebylumas yra, tylėjimas yra labai išraiškingas dalykas. Bet vienas iš dabar, šiandien, dabar man atėjus į galvą, vienas iš tokių jo atžvilgių yra būtų, kad nekalbėdamas tu negali teisintis. Ir kadangi jinai būnama verčiama kalbėti būtent kaltinimo situacijose, jinai kaltinama to, kad jinai yra praganavo tos savo vaikus ir taip toliau, ir jinai čia jau turėtų, gal net ir galėtų rasti kažkokių įrodymų, ten kažkaip tai užginčyti tą ir ten kažkaip tai sudalyvauti tame tarsi, jinai dėl to įžado, dėl brolių gelbėjimo, dėl to įžado nekalbėti, jinai neturi galimybės teisintis. Jinai tarsi ujama, spaudžiama į kampą, ir tik išlaikiusi tą nesiteisinimo laikyseną, paskutinę akimirką jinai baigia savo darbą. Tai iš tikrųjų tokia keista čia, tarp kitko, gal pasakai tai nėra taip svarbu, bet man dabar pasirodė svarbu. Viena vertus nesiteisinti, antra vertus daug dirbti, velniai rauti. Ir tada yra viltis kitokios išeities. Sakyčiau, labai rizikinga, bet šiaip gyvenimas apskritai rizikingas. O kas tau garantuoja? Žmonių jaunimų miršta, lygų, autoavarijų pilna, grėsmių karinių ten, aš nežinau, paskęsti galima. Gyvenimas yra, jis turi, beje, kažkas labai gražiai yra pasakęs, gyvenimas tai yra liga su, letalinė išeiga. Tai čia, bet jeigu tu taip žiūri pačią pradžią, kaip futbolininkas, kaip sportininkas, dabar turiu čia treniruotę ir tam varžyboms turiu tam tikrą laiką. Labai galimos įvairios strategijos. Yra galimos tokios baimės strategijos. Aš čia saugosiuos, iš paskutinių į visą laiką saugosiuos ir numirsiu. O ir kita strategija, pažiūrėti, teorinė, tokia, bet pažiūrėti be baimės. Aš nesakau, kad įmanoma žmogui, bet kad tarp visų baimių, pro visas baimės, ar bent pramerkus jas šiek tiek pamėginti pažiūrėti šitą situaciją be. Tada tu supranti, kad tai yra įrankis. Tai yra, gyvenimas yra tavo širdies įrankis. Netrukdyk jai dirbti. Jeigu jinai paims tą įrankį, tai yra geriausia, ką galima padaryti su savo gyvenimu. Tai atiduoti jį savo širdžiai kaip priemonę, kaip įrankį, pasireikšti. Tai čia kažkas tokio. Tie 12 jos brolių yra
man regis, kaip ir pasakos visos jas, ir kai mes jas pradedam interpretuoti, visi dėmenys pasako pradeda virsti ženklais, tai reiškia interpretacija, hermeneutika kažkokia. Tai tie broliai irgi yra tam tikros, galima sakyti, tos aukštesnės aš nepavaldžios galios, 12 mėnesių susėdusių aplink laužą, 12 apaštalų, 12 brolių, vadinasi. Daug tų 12 brolių mes galim pavyzdžių surinkti. Jie iš esmės per juos galima, jeigu krikščioniškam kontekste Kristus yra apaštalai, per apaštalus mes galim įsivaizduoti tą religinę tarnystę. Vadinasi, tu tarnauji užuot teisinęs savai aš, va čia ir dabar, tau sako, tu ten toks ir anoks, ne. Tylėk, durniau, dirbk. Ir tu vadinasi ujamas, bet tu nebijai, nes tu nežinai, kada tai baigsis ir nuo ko tai atsitiks. Bet tu žinai, kad tavo širdis, kad tu atidavai gyvenimą širdžiai ir toliau jau kaip išeis. Nes ne tavo valioje čia tos visus aplinkybės tvarkyti. Užbėgti už akių, gudrauti su kažko visiškai tai iš rankų slystantis, tai kvailių. Aš tokią net formulę buvau suradęs, kad nieko kvailesnio už gudrybę pasaulyje nėra. Iš tikrųjų, neįmanoma nieko pergurdauti. Vienintelį dalyką, ką tu gali padaryti, atiduoti savo gyvenimą savo širdžiai. Tokia metaforiška, pakylėta prasme. Ir tada tau nebereikia, tu nebeprivalai niekam teisintis. Tada turi tik tarnauti ją iš paskutiniųjų. Dirbti ir lemiamą akimirką, kai jau tave nuveda ant laužo jau mirčiai, tada pasirodo, kad tu savo darbą baigiai. Natūraliai, kai jau mirčiai veda, tu jau nebeturi galimybės toliau dirbti. Ir tada tie 12 tavo brolių, reiškia, atskrenda ir sprendžia visus klausimus. Atėjo jų laikas savo balsą tarti. Bet jeigu jinai nebūtų mezgusi tų marškinių, jų laikas niekada nebūtų atėjęs. Jinai nežino megzdama ar spės, bet tai vienintelis būdas patikrinti. Jeigu gal nespėsiu, nemegsiu, tada tikrai nespėsiu. O nežinau, spėsiu, nespėsiu, bet megsiu. Va čia yra santykis. Spėsiu, nespėsiu, aš nežinau, ne mano reikalas, bet megsiu. Ir čia yra, ko gero, atsakymas. Čia yra labai stipru šitoje vietoje. Ir kadangi tai atlieka moteris, nes pagrindinis herojus tos pasakos yra moteris, tokia yra Marija Luiza von Franz, Jungo mokinė, tokia psichologė, gal neįra, reikia sakyti, buvo, bet man neįra, kai skaitai žmogaus darbus, tai jinai tuo metu yra. Jinai rašė, kad pasakos herojai būna vyrai arba moteris. Ir abiem atvejais galimos dvi interpretacijos, du būdai suprasti tą lytį. Viena vertus, jeigu šiuo atveju moteris, viena vertus, jeigu herojus moteris, tai reiškia, kad arba tai yra moteriai skirta pasaka, kuri gali modeliuoti savo būtį, savo gyvenimą pagal ją. Arba tai yra vyrui skirta pasaka ir tada ta moteris yra vyro siela, vyro anima. Jungo terminų tariant, jis pavadino vyriškąją užsąmonės dalį moteryje animus pagal lotynišką žodį, o moteriškąją vyro sielos dalį pavadino anima. Ir šia prasme man nemažiau svaru, nes tas, reiškia, tarkim, čia galima būti net ir bendražmogiškai išplėsti į bendražmogišką tokį kažkokį tai supratimą, kad vadinasi, būtent siela juk daro tos darbus, taigi mes nekalbam apie kūną. Tai jeigu jau mes šitaip leidom savo suprasti, tai be abejo, kad ta Elenutė šiuo atveju yra siela, kuri vyro, moters, čia man regis netiek svarbu, kad pati galimybė tokia yra, suprasti ją kaip žmogaus sielą, kaip žmogų sieloje, ne troleibuse besistumdantį, o kūną, o va tą sprendžiantį, besirūpinantį žmogų, vidinį. Ir čia iš tikrųjų yra tokių pati teisingiausia laikysena būtyje nusakoma.
Ir tas darbas, matai, tas darbas yra ne savo. Jinai dirba tiems broliams, jinai viską atiduoda tam santykiniam dangui, tam, kas aukščiau yra, o ne tam, kas žemiau. Nes dėl to žemiau, dėl to galimybės kūniškai būti, kad tik Gink Dieve jie čia nenuskriaustų, neužmuštų, dėl to jinai būtų galėjusi išsižadėti varškinių, brolių, visko, tik palikit mane gyvą. Ir čia būtų va toks sprendimas, va, kokį aš turėjau omeny, sakydamas, kad vat, lietuviai žemę pasirinko, o žydai dangų. O čia vat irgi būtų tas dangaus sprendimas. Tik tiek, kad pasirodo, čia dar taip yra, man atrodo, artimiau, nes čia nėra jokio ideologinio atspirties taško. Jinai neturi, Biblija jau yra pasiteisinimas. Tu jau dalyvauji, tu jau nebetyli, tu jau dalyvauji pokalbė, tu sakai, va, ir savo kitiems sakai, o čia tu neturi ką pasakyti. Ir lieki tame tylėjime, nes tu kol nenumegsi marškinių, tylėk, durniau. Nes tu neturi ką pasakyti, čia nėra ką pasakyti. Ir tik numesgęs marškinius galų gale tau nebereikia nieko sakyti, nes tu jau numesgi juos. Čia yra ko gero toks, vat, kad iš pradžių neįmanoma nieko pasakyti, tylėk durniau, nes neturi ką pasakyti, o pabaigoje tylėk durniau, nes nebėra ko kalbėti, viskas. Tai čia yra kažkas tokio. Matau, aš visą laiką kalbu pats prieš kalbėjimą.